Duodu 3 prieš 5, kad televizijoje esame. Ai kaip? Taip. Čia pageidavimų koncertas? Ne, manau, kad apie politiką. Apie politiką. Tai reikia pašnekėti. Kas čia tokios yra? Mokinės turbūt. Mokinės. A kodėl ne? Čia buvo berniukas. Ai, mergaitė, kokia dailė man. Aš noriu sužinoti aiškiai, kas yra jums bulviakasis. Aš noriu sužinoti aiškiai, kas jums yra bulviakasis. Palikit mano peruką, Jūs girdėjote? Sveiki, brangus žemdirbiai. Lietuvoje ruduo, pats darbymetis ir akmuo net krūta. Mūsų redakcija atvažiavo pas pavyzdingą ūkininką Boleslovą ir užduos jam keletą klausimų. Kaip, atsiprašau, kaip sekasi? Ko jūs rėkaunat ant mano ūkio? Labą dieną. Padėk Dieve, bulviakasis turbūt, ar ne? Taip, kasame bulves, labai daug prikasiau, užderėjo. Pernai vat šitą pavasarį ir pakasiau, šiandien atkasu dabar jau. O kaip derlius, kaip vertinate? Derlius, pats matai, koks čia derlius šiais laikais, žinai. Tai kaip jūs kasate tas bulbas? Kaip kasu? Parodysiu, žiūrėkit. Pailsau labai. Ne veltui jūs pavyzdinis ūkininkas. Taip, žinot, aš kiekvieną pavasarį jas pakavoju tenais po žvelieną ir kiekvieną rudenį randu. Klausykit, aš jūs kur tai mačiau, jūs turbūt Lietuvos televizijoje dirbat. Dirbau, bet už gerimą išmetė. Aš tokit per 50 metų tik bulves kast moku, daugiau nieko nemoku daryti. A man nereikia. Tai ką jūs su tom bulvėm darote? Ką? Ką jūs su tom bulvėm darot? Su bulvėm? Taip. Ai, maišus įdedu į kabliuką Maskvyčių ir važiuoju pa Šilaičius, į Lazdynus, pa žmonės dzinti būtą, atidaro duris, sakau, bulvių nereikia, po 7 centus maišas, žinot, nes man kaip tik išeina tada ant autobuso gaunas ir tas ant to išeina, bet dažniausiai žmonės sako, kad nereikia jiems tų bulvių. Tai jūs nieko neuždirba, taip jūs skaitau. Nu tai tas ant to išeina. Tai kad parduotuviai bulvių yra. Kur jūs? Čia. Tai kad parduotuviai galima bulvių nusipirkti. Kaip tai? Taip, ir pigiai. Parduotuviai? Tai kam aš jas auginu? Kam aš jas auginu tada? Kam aš jas auginu? Kam aš tą žemelę dirbu tada? Kam aš jas auginu? Tai nereikia man tada tų bulvių. Nereikia man tų bulvių. Gal jums reikia bulvių? Viską išvagė Landsbergis. Galūkius išardė viską. Buvo tokios kiaulytės dailios. Technika išgrobstė. Kam aš tas bulves auginu? Eikit nuo mane! Viešpatie Dieve!